Praėjusioje Afrika LT dalyje. Įveikę daugiau kaip 7000 km, lietuvių ekipažai pasiekė ribą, už kurios prasideda tikroji, neturistinė Afrika – Mauritanija. Ginkluoti slapta filmavimo technika pirmą kartą žurnalistai iš Lietuvos iš arti įamžino Afrikos pasienio tarnybų darbo subtilumus. Mauritanija – visiškai kitokio pasaulio pradžia. Ypač griežtos islamo taisyklės čia draudžia alkoholį ir šiaip įvairius pasilinksminimus. Unikalus Mauritanijos automobilių parkas stulbina savo ilgaamžiškumu, o pareigūnai ypatingų dėmesio atvykėliams. Net ir už 1000 kilometrų nuo piečiausios ES sienos keliautojai vis dar sutinka juodajame žemyne šaknis įleidusių lietuvių. Sunkiausias kelionės etapas – 3 dienų greičio ruožas per Sacharos smėlynus iš ekipažų ir senutėlių automobilių pareikalauja paskutinių jėgų. Pakeliui vis dar pasitaiko palaikai tų transporto priemonių, kurioms nepavyko įveikti dykumos iššūkių. Lūžęs jo galinis tiltas šitoje vietoje. Nuostolių neišvengia ir Lietuvos ekipažai. Atšiaurioje vakarų Sacharoje stebina vietinių gyventojų nuoširdumas. O didinga dykumos gamta tiesiog gniaužia kvapą. Kelią iki Mauritanijos sostinės keliautojai priversti įveikti pačiu vandenyno pakraščiu, rizikingai balansuodami tarp klampaus kopų smėlio ir kylančio potvynio. Įtampa ir taip niūrioje šalyje didina įsismarkavusi smėlio audra ir netikėtos biurokratinės kliūtys. Čia prie ekspedicijos prisijungė Viktoras Diavara ir jo draugė Živilė. Ne mūsiškiai užsidegė. Keliautojai iš Lietuvos pajuda link Viktoro gimtinės Malio, tačiau tolimas ir blogas kelias ir toliau bando technikos patvarumą ir mūsų kantrybę. Iki galutinio kelionės taško liko dar beveik 1000 kilometrų. Noriu alaus, išvažiuojam iš šitos šalies, kuo greičiau. Ekspedicijos dalyviai dar per Kalėdas išvykę iš Vilniaus, per 22 kelionės dienas jau priartėjo prie Malio Respublikos sienos. Ketvirtoje Afrika LT dalyje. Nuotykių kupinas Viktoro Diavaros kelias atgal į tėvų namus. Žūtbūtinė kova dėl automobilių gyvybės. Ir netikėtas gedimas, grasinęs lietuvius ilgam palikti Afrikos savanoje. Ir galiausiai ilgai lauktas Viktoro susitikimas su tėvais bei atsakymas į kankinantį klausimą, už kiek lietuviams Malyje pavyko parduoti jau metalo laužų virtusius automobilius. 1,5 milijono iki milijono. Mauritanija jau buvo užknisosi juodai, nes ir ten, kad užtrukome Natšote ir kad visą laiką dulkės, smėlis, purvynai, visą laiką nėra alaus, tenka pirkti kažkokius kontrabandistus po 15 litrų už skardinę. Tad Vėselina visą laiką šalia kelio, naktiniai važiavimai sudėtingi, tai visą tai iš tikrųjų jau buvo užknisę ir Diavara jau mums pripasakojo apie Malį tiek visokių gražių dalykų, kad mes jau Malio laukiame kaip kokio rojaus. Aš pagal Viktoro veidą mačiau, kad viskas bus vis geriau ir geriau. Jisai kaip arkliai pajunta savo namus, pradeda greičiau bėgti į namus, šnervės išsiplečia, tai Viktoras lygiai taip pat. Nu, kaip ir Lietuvoje aš jaučiuosi namuose, lygiai taip pat aš ir Afrikoje jaučiuosi namuose, nu, ta prasme, būtent šnekant apie Malį. Kai esi Afrikoje, turbūt kažkaip jauti, kad tai yra ta vieta, kur gyvenimas prasidėjo, nes tikrai ten kažkaip grįžti labai daug metų atgal ir, nu, kažkaip jauti, kad ten kažkokia energija yra. Aš tikrai jaučiu, kad jis visą laiką labai laukia įvažiavimo į Malį. Jis labai buvo pasilgęs savo tėvynės ir kaip jis pats prisipažino, jis pats nėra daug po Malį taip keliavęs su automobiliu. Artėjant link Malio sienos keičiasi ir gamta. Per ilgas kelionės savaitės jau įgrysti spėjusi dykuma užleidžia vietą savanai. Kopas keičia kalnai,
o Viktoras neatsidžiaugė galimybę iš naujo pažinti savo gimtinę. Pirmą kartą realiai buvo, kad kažkokie mano draugai iš Europos kartu su manim važiuoja į Malį, ta prasme, į tą šalį, kur, mano vaikystės šalį. Važiuojam? Kada mes pravažiavom, atrodo visiškai simboliškai tą sieną, mes nespėjome netgi savo tradicinių kamerų slaptų užtaisyti, pasiruošti, jau čia vėl koks nors įvykis bus. Ne, jis išeina iš tos būdelės, mojuodamas popieriais, važiuojam, viskas. Sveiki atvykę į Malį. Malio pasienyje Diavara oficialiai davė kyšį, pats susitaręs, tą galiu oficialiai pareikšti, bet ten kyšis yra priimamas tiesiog kaip mokestis turbūt, aš nežinau. Ir sumokėta, man atrodo, buvo už tai, kad tiesiog mums nereiktų iškrauti daiktų iš automobilių. Man sako, tu tik žiūrėk ten, sakau, čia mano su žmona esi tikrai, o tu tiems verdas. Ir mes pamatėm pagal pasieniečių reakciją, kad su juos sveikinasi kaip pusbroliai susitikę per šeimos vestuvės po ilgesnės pertraukos, vos ne stalą ruošia. Sveikas sugrįžęs, kur tu čia, kur taip ilgai buvai, gerai, kad atvažiavai, gerai, kad čia į mūsų šalį atvežiai savo draugus, šaunuoliai, gerai praleiskit laiką. Tai hai, tai mama. Tai tau tik tai reikės. Malio sienos kirtimas nei iš tolo nepriminė sudėtingų Maroko ir Mauritanijos pasienio procedūrų. Ramybės ir atsipalaidavimo atmosfera ir stebino, ir džiugino. Nors įvažiuoja, atrodo, į gretimą šalį visiškai, tačiau turbūt čia toks skirtumas galėtų būti kaip išvažiavus iš Baltarusijos į Lietuvą. Nors gamta kardinaliai nesiskiria, bet akivaizdžiai pagal aplinką pamatai, kad tai yra iš tikrųjų laisvesnė šalis, tai yra saugesnė šalis, tai yra atviresnė turizmui šalis, draugiškesni žmonės. Mauritanija ir Malį skiriasi kaip diena ir naktis, tik perkirtus sieną iškart jaučiasi, žmonės šypsosi. Žmonės šypsosi. Juokiasi, dainuoja, daug muzikos yra ir visiškai kitas jausmas. Nors pačiame pirmajame Malio mieste mums reikėjo pabaigti įvažiavimo į šalį formalumus, prieš tai užsukome į vietą, kuri pasirodė labiausiai panaši į tikrą alaus barą. Jo, tu jau namuose? Home sweet home. Jau man ramu, gerai. Šypsosi visi. Keliaudami po Mauritaniją jau buvome atpratę nuo muzikos ir besišypsančių žmonių, todėl šį kartą nuoširdus vietinių vaikų dėmesys buvo netgi malonus. Vaikų krūvos atėjo, vaikams lyg ir buvo sakoma, kad jūs nebūkite įkyrūs, nelyskit prie svečių, bet vaikams neuždraus, jie po 5 sekundžių vėl eina prie tavęs, jiems labai patiko filmuotis, jie rodė visokias grimasas, aš dar atsukdavau ekraną, kad jie matytų tai, ką jie daro, tai jie ten ėjo iš proto, vaidino vaizdo klipus įvairiausius. Svarbiausias dalykas, kad kai važiavom į tą pirmą miestelį, tai mus visus pavaišino vietiniu alumi. Tas asilas tempiantis krovinius, jeigu jam su pagaliu prieš nosį laiko žolę ir jisai eina į tą žolę ir toliau pamiršta, kad jam sunku, bet jis toj gaus pavalgyti. Tai čia Vytarą turbūt irgi tas skatindavo, kadangi mes sakydavom, pavargai Vytarai, taip, pridusė šiek tiek, bet ten bus šalto alaus. Taip, gerai, važiuojam. Jei daugumai ekspedicijos dalyvių kelionė be alaus buvo tik menkas nepatogumas, Vytarui jį buvo tapusi tiesiog nepakenčiamų išbandymų. Man lūpos sudžiūvė ir staiga matau, kad atneša ant tokio didelio padėklo toks juodaodis padavėjas baltais marškiniais su liemenė juoda ir taip prieš tave pastato tą prasojusi buteliuką, atkemša ir pasiūlo dar stiklą, aš iškart sakau, nereikia ir taip pirmi gurkšniai ir taip atrodo atsigauni žmogus, pražysti. Labai neblogas, labai geras afrikietiškas alus ir manau, kad ne dėl to, kad mes buvome ištroškę. Mes jautėmės turbūt kaip po kokio turistinio žygio sugrįžti į civilizaciją, kada tu gali gauti, turbūt viską, ko tik tai norėtum. Tavim labai rūpinasi šeimininkas tas, į kurio mes ten tą restoraną vietinę atėjom, labai didžiavosi, to jis iš karto persirengėsi, užsidėjo kostiumą. Pavalgėm, atsigeriam ir buvom pasiruošę toliau keliauti, bet mūsų laukia toks keliukas. Mums dar ten 200 tokio klaikaus kelio, dulkių tokių. O mes tokia atsipalaidavę, aišku, čia buvo vis tiek žavu.
Nu taip, žinom, mes tų kelių pravažiavom ne 1000 kilometrų įvairiausiais, nieko jo, net čia kiek ten, 150 ar kiek tų kilometrų, nieko baisaus, bet pasirodo, kad tai buvo ir pats baisiausias kelias. Pradėjom važiuoti dieną tuo keliu, ten duobė ant duobės ir baisus kelias iš tikrųjų buvo. Čia, ką pavadinti, buvo paskutinis lenktyninis ralio etapas. Tiesiog susitaikiau su tą mintim, kad turbūt tų berniukų nebesustabdysi. Jie mato prieš save alaus bokalus ten tolumoje Bamake. Ir jie tiesiog važiuos bet kokią kainą, lėks ten tiesiai, bet kokiu greičiu. Visų? Africa! I'm coming home! Tai va, patarčiau, bet kamas. Taip, man irgi. Augalį dainuotos, kur labai mamą. I'm coming home. Tu turi važiuoti labai lėtai ir atsargiai, nes kelias yra tarka konkrečiai. Ir Visas keliukas yra net, neįsivaizduojama kaip. tu turi važiuoti labai lėtai ir atsargiai, nes kelias yra tarka konkrečiai. Ir tu važiuodamas greičiau su kiekvienu kilometru atimi automobiliui bet kokią kantrybę. Ta vibracija tokia, visa mašina šokinėja kokiais 5 centimetrai. Tai ten atsisukti viskas gali. Visi varžtai išlaksto, absoliučiai. To keliu važiuoti, kai tu važiuoji visą dieną ir taip viskas dreba, ta prasme, nėra nei sekundės, negali net atsigulti, nes visas keliukas yra net, neįsivaizduojama kaip. Ir kaip reikėjo tikėtis, Jono Bečka, kaip mes vadinam jo Mercedesą, neišlaikė įtampos ir iš pradžių nukrito duslintuvas. Kai pameti duslintuvą, tai labai lengva žinoti, kad tu jį pameti, nes garsas būna labai geras. Pritapom prie Afrikos ir, sugela, gerai, kažkaip suklijuojam arba iš viso pasiduslerkę parėjo, tai iš viso nulaužė, nereikia, nulaužė, įsimetė į bagažinę ir važiuojam toliau. Kad ir kur tu bebūtum, naktį sustojęs, po kelių minučių prie tavęs pribėgs krūva vaikų. Nors atrodo, aplinkui nėra negyvos dvasios. Netgi, kada mes padėjom Jonui tvarkyti automobilį, Viktoras su Živilė pabandė pajuokauti, kažkur dingo ir išbėgo iš tamsos, rėkdami, kadu. Pirmas įspūdis buvo, kad iš kur čia jie, bet pamatėm, kad tiek kvatojasi už pilvų susijėmė. Dirbam pagelbimo, paskui kadu. Žiedal malikat, maram, bašimšiai. Tokie gražus, jie tokie mažučiai, vargšiukai, žiūri tom akytėm tokiom ir prašo ko nors ir tu negali atsakyti. Bet iš tiesų, tu turi peržengti tą barjerą, to gailesčio, dėl to, kad tai yra neįmanoma, tu visiems visko neišdalinsi. Jausmas taip, kaip senose rusų karo filmuose, kai lėktuvas pamuštas ir bandai ten vienu motoru grįžti į oro uostą ir sėkmingai nusileisti. Nes tokia mintis visą laiką, kai virbena galvoje, ar pasieksime Bamako šiandien ar ne. Žinai, kas bus, jeigu dabar užgesim čia vidury kažkur tos Afrikos naktį. Tas mūsų važiavimas naktį, aišku, prisidėjo tai, kad tu važiuoji ir rizikuoji. Nes dažniausiai tai būna praplautos kažkokios duobės ir tada tas pirmas smūgis būna žiaurus. Ten iš tikrųjų atrodo, jau dabar turėtų kažkas nukristi. Ir aišku, tuo momentu taip ir buvo. Ponas, kaip komentuotumėt šią situaciją? Situacija buvo tokia, kad gedimas nebuvo rimtas, tačiau tas kratimas anksčiau ir vėliau turėjo kažkas atsitikti. Pas mus irgi nukrito dalis apačioje apsaugos ir dabar nuo galinių durelių toks plasmasės gabalas, kaip bandžiau tai daryti. Reiškia, nors Mersas yra Afrikoje Mersas, tiksliau Mersas yra Afrikoje Mersas, tačiau abejo, ar kokia kita mašina galėtų išlaikyti. Tai tokias tarkas. Iš tikrųjų, tai visas humoras yra
pagrįstas tuo, kad kažkam atsitinka blogai, tai kitiems būna labai linksma. Tai čia mūsų irgi sukėlė tokio pavargusio juoko protrukį, dar keletą replikų, bet paskui Tada supratau, kad ir mano automobilis turi problemų, nes pažiūrėjome, kad pramuštas bakas ir iš jo laša dyzelinas. Nebuvo saugus jausmas, ta prasme, važiuoji mašinoje, kurioje ten žinai, kad benzas bėga iš po apačios, nu vis tiek kažkaip, nu nejauku buvo. Tos visos dulkės, tas visas spurvas kaip gera dekoracija. Ten viskas nebe esmė buvo. Esmė buvo kažkoks tai ralis, čia buvo, mes tada įsijautėm, kad čia yra finalinis ralio etapas. Reikia domkratą paim pakelt šiek tiek ir palys. Pas mane apvirto tepalo kanistras. Bėga tepalas iš purvasargės. Užgeso viena limputė. Sakau, tučka, padaužyk lengvai. Ir išdūžo farą visą. Ir likus visą tai 150 kilometrų iki Bamako. Įveikusiems daugiau kaip 9000 kilometrų šį kartą ekspedicijos dalyviams iškilo dar vienas išbandymas. veidai nebuvo ypatingai linksmi, kadangi visi buvo pavargę, visi norėjo greičiau, kad baigtųsi šitas kelionės etapas. Paprasčiausiai žmogiškai buvo jau sunku. Gelbėti sužeisto Vytaro automobilio šoko visų 3 ekipažo nariai. Likti vidury savanos su tuščiu degalų baku – menkas malonumas. Aišku, ten vėl toje vietoje atsirado pareigūnas iš kažkur, tai jų ten yra daug tose keliuose, kuris pradėjo kalbėti, aišku, su Viktoru ir vėl ten jie rado kažkokių sąsajų tarp giminių, kelintos kartos, aš nežinau. Vypas sako, kad jisai Malyje gimęs ir augęs ir yra malietis, tai jie pradeda visi juoktis. Tu malietis, nes tu per šviesus esi. Tada jis paaiškina, kad jo mama lietuvė, tėtis malietis. O tada jie vėl juokėsi ir tokį palyginimą duodavo. Sako, tai tu kaip kava su pienu esi, kažkas tai to. Mes sustojom pakeliui ir klausė, iš kur jūs esate, tai pasako Lietuvą, ar jie nežino, kur Lietuva. Ir sako, čia už Ispanijos, už Prancūzijos ir jiems taip, kaip už Ispanijos ir dar už Prancūzijos, nu atrodo, kaip čia už Mėnulio, dar už Marso ir ten iš viso, jūs su mašinom iš ten iki čia atvažiavot, negali būti ir tokie akis išproksta ir... O, eisas viskas būna. Važiuos? Dabar reikia važiuoti, kol yra kuro. Stot prie degalinių. Merci beaucoup. C'est ça, bonne chance. C'est bon. Et au revoir. Si. Au revoir. Vaikai, leiskit keliauninkus važiuojam. Nėra kadų. Važiuojam. Ei, c'est bon. Tikiuosi likusius 100 kilometrų iki Bamako įveiksim. Jau, dabar jau asfaltas, galiu pasakyti, kad paturėjom kokį 120 kilų kelio, kurio, nežinau, sunku išaiškinti, toks kelias buvo. Taip, o dabar turim 150 kilų iki Bamako, tik tai asfaltas, iš mašinos bėga benzinas, tai yra dizelis. Tikiuosi, kad liksiu užtenkamai, tikiuosi, kad neužsidegsim. Ir tikiuosi, kad dar šiandien vakare Bamako užsuksim į kokį bariuką ir išgersim alaus. Paskutiniai kelionės kilometrai buvo ypač ilgi. Kaip tik tuo met, kai finišas atrodė taip arti, nenuspėjama Afrika mums žėrė vieną išbandymą po kito. Artėjom prie Bamako, asfaltas. Jau po tos bekelės, čia dyzelinas varva, jau matom tos miesto žiburius ir jau viskas gerai. Ir staiga leidžiamės nuo tokio kalno, ten panašiai kaip į Vilnių įvažiavimas man pasirodė, kad leidėsi žemyn visą laiką. Ir padaryti kas 50 metrų maždaug milžiniški tie gulintys policininkai, bet ne tokie kaip pas mus čia
Bet ten tokie normalūs, kad į priekį užvažiuoja pakyla, kol galas, tai iš esmės tu jau su automobilio dugnu net kabinti gali. Tai tokių, kokių įvažiuojant į Bamaką, bent jau 30 buvo. Kolegos per ratę sakydavo, kibirkštis iš tavęs eina, žinau, kaip tu važiuoji per juos. Kiekvienas tas guldinks. Tai buvo peilis, iš tikrųjų. Įvažiavom į miestą ir policija sustabdo. To keliu aš esu važiavęs, nežinau, kiek kartų, tikrai milijonų kartų ir policija kažkodėl sustabdė. Staiga švilpukai, garsai visokie, policininkai prie mūsų bėga. Jau sustabdė visą koloną, mes vedliai, kiti paskui mus. Pasirodo, per plytą pravažiavom ženklą, kur eismas draudžiamas. Ir ten vėl nuėjo su jais dėrėtis, iš karto ten, kas tokia nuo giminė. Pasakė dievarą, dar kartais pasakau grinai, kas tėvas yra, tai ten labai daug pareigūnų pasitaikė, kurie buvo grinai mano tėvų, kaip sakyti, mokiniai. Čia jis Lietuvoje yra tylus žmogus. Pamatytumėt, kaip jis Afrikoje bendrauja. Jis yra ekspresijos įsikūnijimas. Jis ten bendrauja 3 kalbom vienu metu ir lygiai taip pat kaip ir jie. Ir jis būtent įjungęs tą Afriką savyje. Jis ištraukia mus ir iš tos situacijos. Be 5:12 ralis baigtas. Jo, čia finišas ralio neblogas yra. Aišku, liūdna atrodo, kad atuotos teisės viskas, bet mes buvom labai laimingi. Labadiena. Labas, aš Marčius. Su jumis šnekėjau telefonu. Labadiena, purvini labai. Galėsite nusidrausti. Kiek jūs mašinų turite? 3 mašinų. Tai reikia čia įtarai aukštai daryti ir jau. Atsidaro vartai, mes suvažiuojam į tą kiemą ir tai buvo didžiulis džiaugsmas iš tikrųjų, nes mes pasiekėm tikslą, pasiekėm tai, ką planavome ir dar maža to, tai padarėme laiku. Čia tėtis? Čia mano tėtis. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Мартинас. Voilà, Martín. Tai čia tokia eilės tvarka, lenktynės baigėsi. Kas laimėjo? Tik įvažiavau su savo senu Mersu į kiemą ir po kelių minučių vienas ratas ir išsiardė gabaliukas. Aš nesu matęs, kad tai padanga sudiltų, kad jinai visiškai gabaliukais išsiardytų. Ir tai reiškia irgi atlaikė lygiai tiek, kiek reikėjo. Grand Chef. Mūsų mersiukas ant puoduko jau sėdės. Padarėm? Tai čia senokai tiek lietuvių buvo pas jūs? Ne, iš tiek niekada nebuvo. 2 galbūt būdavo, bet nedaugiau. Ir tai labai retai, man beveik nesatvažiuoja. Tai mes už tos visus. Už tos visus. Praleistus laikus. Labą dieną. Pagrindinis tikslas, kuris buvo marškinėlių parašytas, įvyko. Pasiektas. Ir nuvažiavom 10 090 km pagal spidometrą. Kinas baigėsi. Žiūrėkite pratesimą rytoj, dabar einam miego. Nu ir Rytą atsibūdome po mango ir bananų medžiais, tikrame Afrikos didmiestyje. Ir iš karto išsiruošėme apžiūrėti Malio sostinės, kur gyvena daugiau nei 1,5 milijono žmonių. Bamakas įkurtas šalia vienos didžiausių Afrikos upių – Nigerio, todėl čia gausų vietelių, kur mėgaujantis vėsa ir vaizdu galima pagurkšnoti alaus ir pasiklausyti visur skambančios unikalios malietiškos muzikos.
Koncertai Bamake vyksta nuolat ir visur. Tai reikia norinčių groti ir norinčių klausytis. Tais atvejais, kai atsiranda norinčių ir pašokti, koncertai tampa tikromis diskotekomis. Dabar dar ne naktinis gyvenimas Bamako, bet norėčiau jums parodyti, kaip čia vyksta diskotekos. Palmės, žiūrėkit, palmės, šokių aikštelė ir ten didžėjus, ten dabar muzika girdisi ir taip, ir visi čia susirenka vakarais ir čia vyksta tusovkė, labai paprastai. Ir šoka lygiai taip pat kaip Europai? Ne, čia, žinok, čia šokiai yra visiškai kitokie, čia aš bet kam patarčiau, kas atvažiuoja į Afriką, būtinai bent pašokti su afrikiečiu, tai yra jeigu pana su vaikinu, jeigu vaikinas su mergina. Ir čia dažniausiai nebūna problemų, nes jie patys prieina ir ta prasme paprašo ten, kad pašokti ir toliau labai mielai išmokina visus judesius. Sakau, diskotekos čia labai linksmas būna, nes viskas čia dabar skaitosi žiema pas jos, labai šalta, bet vis tiek viskas laukia, kad man patinka. Malis didelė dalimi gyvena iš muzikos eksporto. Kaip koite. Dabar didelė žvaigždė, mano motinos buvęs mokinys. Malio ir Senegalo atlikėjai pasaulyje žymus kaip geriausi Afrikos improvizacijų meistrai. Todėl jų įrašai turi paklausą ne tik namie, bet ir svetur. Kol vyriškoji ekspedicijos pusė mėgavosi Malio muziką, Viktoro mamos vadovaujamos moteriškės stengiasi įminti šalies nacionalinės virtuvės paslaptis. Tikroji moterų karalystė. Vietinis maisto produktų turgus lietuvaičių desantą pasitiko nematyta prieskonių įvairovė ir nematytais vaisiais bei daržovėmis. Į Afriką atvykusius nepatyrusius europiečius visada stulbina vietinio turgaus nešvara ir ant maisto tupinėjančios musės. Tačiau priešingai nei atrodo, viskas čia yra itin šviežia. Ką tik sugauta, ką tik nuskinta, ką tik paskersta. Pavyzdžiui, norėdamas nusipirkti vištą, eidamas pro šalį ją išsirenki dar gyvą, o grįždamas atgal pasiemi jau nupeštą. Tokios šviežios mėsos, žuvies ar daržovių negausi jokiame Europos prekybos centre. Trūkstant šaldymo įrangos, joks produktas nėra laikomas ilgiau nei dieną. Šie į supuvusius bananus panašus vaisiai vadinami loko. Nuostabus garnyras prie mėsos ir žuvies patiekalų. Malyje dažniausiai vartojama žuvis vadinama žuvimi kapitonu, gaudama čia pat Nigerio upėje. Gera malietė šeimininkė iš šios žuvies gali pagaminti daugiau nei 20 patiekalų. Priimti tokią didžiulę lietuvių delegaciją Dievarų šeimai padėjo ne 3 pas juos nuolat dirbantis tarnai – vairuotojas, ūkvedys ir šeimininkė. Tarnai šalies sostinėje įprastas reiškinys. Juos turi ne tik turtuoliai, bet ir gana paprastai gyvenantis maliečiai. Nors Malis garsėja kaip laisvamaniška šalis, čia gausu tiesiog absurdiško apribojimų. Pavyzdžiui, yra griežtai uždrausta naudoti saulės baterijas. Valstybėje, kurioje daugiau kaip 300 dienų per metus šviečia saulė, visi gyventojai įstatymų yra įpareigoti pirkti elektrą iš valstybės kontroliuojamos energetikos bendrovės ir už tai mokėti didžiulius pinigus. Ko gero, kaip tik dėl to Malyje labiau apsimoka išlaikyti gerą tarnaitę, nei turėti daug elektros ryjančią skalbimo mašiną. Kiekvieną dieną mes būdavom maloninami vis kitais patiekalais, jie faktiškai niekada nesikartojo. Ir per tas kelias dienas patyrėm visą turbūt svarbiausią, aišku, ne visą, bet turbūt pagrindinį kulinarinį patiekalų spektrą. Koks čia patiekalas? Čia vadinasi tika džegė, yra padarytas pagrindė iš riešutų padažo. Toks kvapas nerealus. Nacionalinė vietnamskė bliūs. Vietnamskė? Man tai juokingiausia, kad čia vadinasi ryžiai su padažu. Čia iš tikrųjų patiekalas. Sakė vytėsis, kad Malio vienas nacionalinių bruožų yra humoras. Jie, jeigu juokavimas, jie pasalina gyvenimą. Brezhnev говорит, I love you. Nixon говорит, I love you too. А Брежнев, I love you three. Klatodavomės susėmę pilvus, kai jisai sugebėdavo papasakoti ten įvairiausias istorijas, anekdotus, turintis tiek daug afrikietiškos saviironijos. Tai yra žmogus enciklopedija ir geros nuotaikos užtaisas. Bon appétit. Merci.
Dievarų svetingumu mes begėdiškai naudojomės beveik savaitę, per kurią Viktoro tėtis ir ypač mama rūpinosi mumis kaip tikrai šeimos nariais. Man tėvai iš karto labai patiko. Man patiko dėl to, kad tai yra paprasti ir labai betarpiškai bendraujantis ir daug bendraujantis žmonės. Viktoro mama be jokios abejonės, jis ilgusi bendravimo su lietuviais. Pas mus šeimoje tai visada būdavo tokia, ne taip kaip atvirų durų diena, bet, šiaip kaip ir tėvai yra kaip tokia menininkė, tai labai daug menininkų pas mus būdavo ir šiaip labai daug svečių iš Europos, visokie žmonės, kurie atvažiuodavo, apsistodavo pas mus. Viktoro mama labai buvo išsilgus įspūdžių iš Lietuvos. Mes sėdėjom su jie ir bijau sumeluoti, bet man atrodo iki 3 ar 4 nakties ir tiesiog kalbėjom. Mano vyras buvo 5 kurse, aš buvau pirmam kurse. Mes apsivedėm labai sunkiai, nenorėjau mūsų surašyti, bet mes planavome kartu dirbti, kurti. Ir iš tikrųjų, kaip mes čia atvažiavom, tai mus skaito čia menininkų porą. Ir ne tik Mali, bet ir internacionaliniai plotmėje. Už tai, kad jisai yra dramaturgas ir teatro režisierius, iš tikrųjų aš su režisūra jokio reikalo neturėjau, aš niekada nenorėjau būti režisierė. Bet kada aš čia atvažiavau, tai man reikėjo pasirinkti, ką dirbti. Dievarų namus puošia daugelis afišų reklamuojančių spektaklius, kuriems pjesės rašė Gusų Dievara, režisavo Viktorija, o vieną iš vaidmenų atliko mažasis Viktoras. Šioje ištraukoje iš daugiau kaip prieš 20 metų statyto spektaklio matote Viktorą labai emocingai atliekantį kovotojo su vergove vaidmenį. Štai jis, pats aktyviausias mažasis kovotojas. Victor Diawara dans le rôle des fourmis et dans la bureau. Madame Victoria Diawara. Через Виктория Малис начал открыть западные классики, как Ибсен, как, скажем, Мольер и другие. Открыть огромную культуру, мировую культуру. Поэтому до нее этого не было. У нас не было адаптации классической драматургии поэтов в малийской реальности. Aš iš pat pradžių bandžiau statyti Čechovo Ivanovo, nieko neišėjo, paskui man labai patinka Beaumarchais, Figaro vedybos, nieko neišėjo, manęs nesupranta, aš jų nesuprantu. O paskui aš supratau, kad jeigu tu nori statyti klasiką, tai reikia ją adaptuoti į afrikietišką, jas reikia mokėti pateikti. My city where I come from. Kartą per 2 metus aplankyti tėvų atvykstantis Viktoras niekada nepamiršta susitikti su savo vaikystės draugais. Tokiamis dienomis atsiranda laiko ir krepšiniui, ir pasivažinėjimams po miestą, ir tiesiog paprastam bendravimui. Nors Malyje Viktoras augo apsuptas prancūzų ir bambara kalbų, būtent čia, pačiame Afrikos viduryje, jis išmoko kalbėti ir lietuviškai. Labai mielai mokėsi, jis labai su akcentu kalbėjo. Ir labai norėjau į tą gimnaziją važiuoti, čia matyt pavydas, esu išvažiavus, tai apie tą gimnaziją svajojo ir mane davė ramybės. Мы решили отправить в литовскую гимназию в Германию. Это нам не было приятно, но мы думали, что там он лучше получит, чем в Мали. Šiemet Viktoras namo sugrįžo ypatingai. Pas tėvus atvažiavęs automobiliu, jis atsivežė ne tik būrį draugų iš Lietuvos, bet ir savo merginą, Živilę. Kaip pristačiau, atvažiavom ir pristačiau. Šiaip realiai pirmą panelę, kurį pristačiau tėvams, nes aš išvažiavau iš Mali, kai man buvo 10 metų. Ir jo, tai tėvai iki šiol tik iš nuotraukų žinodavo mano visas panelės iki šiol. Tai aišku, jaudinausi. Normalu, vis tiek kažkaip. Pirmą kartą pamatyti tėvus, nors ir labai daug girdėjau. Ir aš žinau, kad jie nuostabus žmonės ir jie visiškai neapvylė manęs, tikrai nuostabus žmonės. Netgi labai nustebino. Jeigu jinai jam patinka ir jeigu jis nori su ja gyventi, tai aš visada noriu, kad mano sūnus būtų laimingas. Nors Malio sostinėje oficialus ralio Vilnius-Bamakas maršrutas pasibaigė, mūsų laukia dar beveik 1000 kilometrų kelionė, kurios tiesiog negalėjome atsisakyti. Atvažiuoti į Malį ir nepamatyti Dogono, čia gal tokia sparnuota frazė, tai reiškia nebūti Malyje. Aš tai žinau, kad ta kelionė yra tikrai verta to. Tai yra tikrai irgi ilgas kelias.
Aš nieko panašaus neįsivaizdavau, kad gali būti dar šiais laikais apskritai. Viktoro mamos rūpestis visus kelionės dalyvius pastatė ant kojų, tačiau prieš leidžiantis į paslaptingą į Dogoną privalėjome dar prikelti ir savo automobilius. Pamačiau, kad jie sušoko tiesiog su visokiais domkratais ir po kelių minučių mano automobilio galas visas, tai buvo piestų pastatytas automobilis, tik tai ne priekio galu. Ir ten vyrai puolė viską tvarkyti. Automobilis labai apsimoka važiuoti malį tvarkyti. Tai parodysi darbo kokybę. Pas mus Vilniuje taip nieko nedaryti. Sensorinis čia yra prisukimas. Kiaurai turėtų, va tai lenda. Kaip ir spėjau, kad kiaurai bus. Vietiniai meistrai tiesiog sugalvoja, kad jiems nepatinka, kad duslintuvo vamzdis kažkoks kreivas ten viduj. Ir kai jie privirino tiesų, tai tiesiog tas duslintuvas nebetiko savo vietoje. Kita mašina sakė, iki 5 tavo iki gerai. Merci beaucoup, good master. Merci beaucoup. Vitas Ali. Vitas Ali. Nickname that. Badra Ali. Wait that. Nors vietinis meistriukas labai gražiai šypsojosi, o gavęs pinigus įteikė sąskaitą, netrukus paaiškėjo, kad jo paslaugos mums sukėlė daugiau problemų, nei jų išsprendė. Kiek čia kainuos? Sako, baigti, mes čia surimentavom vakar, nekainuoja nieko, gero kelio iki Pirma garantuoja viskas. Mes įlipom į mašiną. Ir tik tai... Kiekvienas kelio į Dogoną kilometras neleisdavo užmiršti, kad mūsų automobiliai jau senokai gyveno skolon ir į tokį kelią grįžti net neplanavo. Juolab, kad vienintelis būdas nusigauti iki tikslo – vinguriuoti per nesuskaičiuojamus kaimus ir apsišarvuoti kantrybę. Tu pamatai, kad tu pravažiavai visą dieną, praleidai vien važiuodamas ir tu nuvažiavai kokius ten 200 ar 300 kilometrų. Tai taip atsidūsti yra neįtikėtina. Skubėdami pasiekti Dogono žemę, esame priversti važiuoti ir naktį. Būtent naktinis važiavimas Afrikoje pats pavojingiausias. Čia nėra tradicijos statyti įspėjančių kelio ženklų apie sugedusius ir tamsoje paliktus automobilius. Po to staiga išniro tas sunkvežimis ir tada jau tik tai visi surykom keturiese. Dėjau ant stabdžių ir kokie 3 metrai liko iki tos automobilio. Tai vat, toks negeras nuotykis ir labiausiai gal įstrigo, nes kažkoks tai blogas po to buvo įspūdis labai. Po įtemptos dienos ir ne pačių linksmiausių nuotykių mes pasiekėme tolimiausią kelionės tašką – paslaptingą Dogono žemę. Dogonų šalis skaitosi kaip viena iš gražiausių vietų Malyje ir mistiškiausių ir taip toliau, bet būtent kai ten atvažiavom, tada jau visi suprato, kad nes ten tu niekaip nenufotografuosi tų dimensijų, kurios yra ir taip toliau. Ten yra ufonautai iš esmės, kurie gyvena žemėje. Tai yra tokia plokštuma, kurioje gyvena maždaug 300 000 dogonų. Tai yra tokia tauta, kuri kildina save iš Sirijos žvaigždės. Ir tai aišku skamba visaip juokingai, bet realiai yra tokių faktų, kad kai dar mokslininkai buvo neatradę, kad Sirijus yra dvinarė žvaigždė, tai dogonai jau tą kažkaip žinojo. Arba ten kas 65 metus, kai Sirijos žvaigždė yra matoma į žemės, pas juos vyksta kažkokia ceremonija, ten šokiai. Vien tik tai architektūra, kurią tu ten pamatai, be jokios abejonės yra visiškai kitokia. Ten atrodo kaip raketų kažkoks miestelis, visi pasiruošę skristi, užkursi degtuką, visas tas namas išskris į viršų. Viskas drėbta iš molio ir žinoma, kad po kiekvieno liūčių sezono viskas nuplaukia ir ten vietiniai meistrai vėl viską atstato. Čia yra veišius, kuris vadinasi kola, bet nieko bendro su Coca-Cola. Toks dalykas, be kurių didelių švenčių nėra. Ta prasme, jeigu yra krikštynos, tai reikia atiduoti šeimos vadui, tai arba jeigu tu ateini, nori prašyti merginos rankos, ta prasme, nori vesti, tai reikia būtinai va šitos atnešti, be šito iš viso nežingsniu. Jie pasitinka tave labai maloniai ir leidžiasi fotografuojami, jie dirba kaip fotomodeliais. Ir kai tu juos dar nufotografuoji, jie dar paprašo parodyk, kaip aš atrodau. La bienvenue.
Jau tas įspūdis Dogona tai uždėjo tokį dangtį ant mūsų kelionės įspūdžių, nes tai iš tikrųjų buvo verta pamatyti ir ačiū Dievui, kad mes ten nuvažiavome. Viskas. Nuvažiavom. Finišas aš jau šiandien sulanksčiau žemėlapį. O tai reiškia, kad mes atvažiavom. Grįžusiu atgal į Bamako mūsų laukia paskutinė kelionės misija. Skaudančia širdimi atsisveikinti su tikrais kelionės herojais tapusiais mūsų automobiliais. Prieš pradedant pardavinėti automobilius mes padarėm lemtingą klaidą, davė jiems kažkokiu būdu, gal tiesiogiai, gal net sužinot, kad mes čia turime tik kelias dienas ir mes to išskrisime. Aha, reiškia, viskas aišku, jie niekur neskuba, o tu nervuojas. Man tas pardavimas visai nepatiko, nes aš galbūt to niekad neužsiminėjau. Tai buvo pirmas mano parduotas automobilis. Man asmeniškai ta visa dalis ten nepatiko. Pradžioje buvo prikolas ir taip bandyti ten daugiau išmušti ir ten dėrėtis taip toliau, bet jau kaip mes ten turėjom tą žodį, su visais tais keriais, ten pastoviai bandai, ten dėrėti. Mes tikrai po visą miestą važinėjom. Tai aš galiu nuo 1,5 milijono iki milijono. Čia labai visi klausinėjo, už kiek aš jį pardaviau. Tik išvertus, neišvertus, tai sakau, pardaviau kažkur šiek tiek mažiau nei už 1,5 milijono. 12 val. Nakties vidury milijoninio miesto, aš vienas su kažkokiu senu surūdijusiu Mercedesu, sulaukiu, gal atvažiuos kažkoks žmogus, visi prieš jį lankstosi, 6 žmonės aplinkui kažkokie palyda ir jie perka mano Mercedesą už 1000 eurų. Vytaro mašiną pardavėm, man atrodo, tik spėjom nueiti, atsisukti ir žiūrim jau, kad beveik nieko nebėra, viską jau ardo, jau ten atidaro kapotą, jau ten atsukinėja lempos, tai atrodo per 2 sekundės, kaip per multiką atrodo, ta prasme. Tai man buvo tas pats kaip geras draugas. Sako, nors draugų neparduodama, bet su juo teko išsiskirti. Ir jeigu jis mane kada išgirs, tai šiam dėkingas, kad jis mane nuvežė tokį kelią ir iš esmės nepavedė. Per Kalėdas išvažiavę iš Lietuvos, kirtę 7 valstybių sienas, įveikę daugiau nei 10 000 kilometrų, po mėnesį trukusių klajonių, mes baigėme savo didįjį nuotykį. Kiekvienam gyvenime būna tokių nuotykių, istorijų, etapų, kurie įsimena, arba bent turėjo kažkokios įtakos. Tai man ši kelionė buvo vienas iš didžiųjų gyvenimo nuotykių. Važiuočiau, bet norėčiau kur nors kitur. Tikrai toks įdomus būdas grįžti pas tėvus, aplankyti tėvus. Ir šiaip labai įdomi kelionė, kurią aš, manau, mielai pasirašyčiau dar kartą. Neturiu omeny būtinai į Afriką. Kai pagaliau sėdi į lėktuvą ir skrendi ilgai ir labai ilgai. Kiek ilgai mes turėjom važiuoti, kad taip ilgai skrendam. Iš tikrųjų, supranti, kad mes į gerą vietą buvom atsibeldę. Mes ryžomės visiškai avantūrai. Čia buvo totali avantūra. Bet tas optimizmas matyt gelbėjo ir tas nusiteikimas, kad vis tiek viskas bus gerai, matyt mūsų nepaliko ir viskas baigėsi iš tikrųjų gerai. Asuna moro say ni ye, jem ga top mani ni we, asuna bibu say.